pasidariau elektrinį dviratį, tiesiog norėjau trumpai pasidalinti su savo patirtim. Čia nusipirkau iš AliExpresso 1,5 kW variklį, pats susilitau baterijas iš 26 ličio jonų celių, tų paprastų pačių mažiausiai prožektorius dedamų. Į kuprinę įsidėjau tą bateriją, prisijungiau, jinai 48 voltų. Tiesiog beminant yra prie pedalų primontuoti magnetukai, kurie turi sensorių ir jie papildomai prideda galios tiesiog beminant, arba yra akceleratorius. Tai ekranėlį nusistatai, kiek nori pagalbinio to, kad tau padėtų mint pagalbą suduotų energijos. Ten prasideda pirmas lygis 200 W, antras lygis 350 W, ten trečias apie 500 ir taip daugėja iki 5 lygių. Tai čia tiesiog norėjau parodyti, kad taip pasidariau ir galima patiems irgi, kam įdomu elektrinį dviratį persidaryti iš seno į modernesnį. Tai tiek norėjau parodyti. Variklį elektrinio dviračio, ta prasme galinis ratas, tenais nusipirkau 250 € gausi. Siūlyčiau neimti 1,5 kW, nes daug svorio prideda ir nebent žinot, tiksliai ką nori daryti, geriausiai kilovatai yra, nes prasideda nuo kilovato tokie, kuriuose nėra pavarų, tai tos pavaros nesudils, tai tiesiog gamžiškesnis bus. Yra dar kiti varikliai, kurie dedasi prie pat pedalų, jie vadinasi mid-drive, tai jie skirtingai veikia, jie grandinė suka, o čia pas mane tiesiog galinis ratas sukasi ir taip važiuoja. Čia ekranėlis tiesiog greitį rodo, kiek kilometrų nuvažiavo, dabar apie 600 km nuvažiavo vidutinį greitį, temperatūrą lauko ir kiek baterijos yra pakrauta. O baterijos pasidariau iš 26 tokių celių, tiesiog susilitau jas ir 48 voltų baterijos. 26, pati mažiausia kokią tik tai galima buvo pasidaryti, aš labai greit nelakstau, nusistatau pirmo pagalbinio minimo režimo ir į Kauną dabar po 15 km pirmyn atgal man užtenka visam tam kelionį. Kraunu be balansinio kroviklio visą tą bateriją ir va, tas variklis tenais. Tu visą ratą? Jo. Nu tai čia ekspromtas, nes nesitikėjau čia kažką rodyti, galvoju šiaip ateisiu, bet pasidalinti, kaip sekasi. O kaip tu, ta prasme, reguliuoji tą rankenėlę kažką? Akceleratorius yra, ta prasme, galės pažiūrėti tas dviratis, jeigu įdomu šitas, ta prasme, iš arčiau. Čia valdiklis yra, maksimaliai 35 amperai, ten nusprogtų nuo tiek. 48 voltų tinka baterijos ir 52 jau riba. Tas nominali, ta prasme. O kiek nuvažiuoji su pilnai pakrauta? Tai valandą su pusę pirmam pagalbinį režimą 250 W, nuo 200 iki 250 tame tarpe įsijimą. Tai iš iki Kauno, daugiau negu valandą. Nu, ta prasme, iki Kauno, iki Raudondvario plentų nuvažiuoju ir grįžtu į Ramučius atgal. Man tiek užtenka. Tai jau čia visą savaitę važinėju, tai grįžtu kiekvieną dieną. Ir dabar atvažiavau čia. Tai tiek žinių. Ačiū. Svoris 7 kg tas visas reikinys. Tai labai daug sveria, ta prasme, nu čia dviračiai biškai per roskai, kaip pasakyti. Tai geriam būtų ta mid-drive ir įsirengesnis. Balansinio krovimo modulį, tai toksai yra. Ir tos prisijungia prie kiekvienos celės tas modulis ir visi balansiškai krauna, tiesiog sugalvojau sukonstruoti bateriją naudodamas kitokią chemiją. Yra ličio geležies fosforo oksido, jos dvigubai sunkesnės, bet turi 3-4 ar net 5 kartus daugiau pakrovimo ciklų priklausomai nuo to, kaip jas saugo ir naudoja. Tai irgi toks įdomus dalykas. Apie baterijas išmokau daug. Dėkui.